truputį pradėjom pakuotis, 1 valanda nakties. Reikaliukai. Pakuojęs daiktus, viską prisikroviau, pasiplanavau, sakau, reikia pasiimti dokumentus, mocus, susirinkti iš karto. Gerai, kad pasiėmiau. Technikinė pasirodo pasibaigė prieš savaitę kažkur. Super. Tai dabar 2 valanda nakties, tai pamiegos 3 valandas, varau į garažą, varau nusardyti Rally Towerį, kuris neoriginalus, tada bandau lėkti greitai į molėtus, praeiti technikinę ir tada tiesiai į Ašvaroną. Labas rytas, 5 valandas ryto, kelionių be streso pas mane negali būti, ne? Lėkiu iki garažo. Tai gerai, kad bent rytas gražus, saulė šviečia. Rally Toweris out, dukus išsitraukiau, akumuliatorius tvirtino pasidaryti greitai, dar pildomi žibintai iš čia out. Palinkėkit man sėkmės, važiuoju pabandyti praeiti technikinę. Jeigu praeinu, viskas valio, kelionė nusimato į Bosniją, jeigu nepraeinu, tada galvosim. Nuo 5 ryto pasikrapštyta, patvarkyta ir iš antrą kartą praeita. Kibice, tak jak już wspomniałam, bardzo licznie zgromadzili się w strefie kibica przy ulicy Młynowej. Tutaj warunki do oglądania meczu były naprawdę znakomite. Viskas, kelionė prasideda pagaliau oficialiai. Štai čia buvo tik tai pažaidimai. Važiavimas iki Čekijos, panakvojimas, pervažiavimas iki Austrijos. Dar iš Austrijos judam iki nakvynės vietos Kroatijoje. Bandysim per Kroatiją važiuoti turbūt nemokamais keliais. Šiek tiek pakoreguojam. Sveiki į Kroatiją. Gerai, įvažiavom į Kroatiją, dabar labai trumpam sustosim čia parkinguke, nusistatysim kelius nemokamus, nes jau pirmą bilietėlį pasiėmiau, tai kažkur vis tiek jau šiek tiek sumokėsiu. Ok, paskutinis sustojimas turbūt iki viešbutuko. Ok, pasižiūrim 40 eurų vertės viešbutukas Airbnb. Kroatija kol kas labai stebina, nes pažiūrėk, fantastika, visko yra. Gavau hello, nice, kavytė išgerta, daiktukus baigiau susipakuoti, žiūosim toliau. Oras panašu karštas, nuotaikos geros. Pakuot daiktus užtrukau nei daug, nei ilgai, maždaug pusę valandos. Ir dabar iki pirmo kelionės tiksliuko yra 25 minutės kelio. Ten apžiūrėsim kažkokią karinę bazę senesnę. Yra lėktuvas paliktas, visai gražiai atrodantis iš nuotraukėlių, nežinau. Apsižiūrėsim, pasimėgausim. Ir tada jau važiuosim keistis pinigų, pirkti kortelės SIM, nes mano šita SIM-as pasirodo mano telefonui neveikia. Galiu kam nors perleisti, jeigu norit, kas turit naujesnį telefoną, tai tiesiog 16 euriukų buvo išmesta. Ne, galvojau bus geriau, kažkaip atrodė, kad lėktuvas kažkur tais pastatytas laukuose, tarp pievos, čia. Ne.
gerai, čia jeigu šitas lėktuvas, kurį aš mačiau nuotraukose, tai nuvilia, nes jis parodinis padarytas, išstatytas, kai mačiau nuotraukas, kad stovi gražiai pievai tarp žalių apaugęs, atrodo daug gražiau. Tai tiesiog jaučiuosi apgautas, bet važiuojam, pažiūrėsim į pačią bazę. O kiek žmonių. Gerai, tegu važiuoja ten, važiuoja, pažiūrėsim. Važiuojam šito keliu. Po bazę pasivažinėsim trumpai. Jau pagavo man Bosnijos ir Hercegovinos ryšį, susimokėjau 6 eurus už 100 megabaitų. O, autobusas ant šono ardomas. Šiaip kol kas nieko gero, griuvėsi ir tiek. Čia kažkas malkeles darosi. Čia kažkoks off-roadinis keliukas, pasižiūrim. Akmenuota. Su stritulku čia jau labai kratytų. Ekstaiškės mylimiausi keliukai. Net neįsivaizduoju, kur šitas kelias veda. Bet pasižiūrėsim toj. Gal nenušaus pasieniečiai. Kaip nuslydo man atrodo, tašė. Kuprinė dabar labai nepatogiai pasidėjo. Reikės šiek tiek sustojus pasitvarkyti čia. Panašu, kad lygų kelią gerai atlaiko mano užveržimas, bet akmenukai šitie stipriai išjudina. Tai tuoj sustosim. Kokie akmenys. Tuoj sustosim kur nors pavėsiukę. Va ten, pavyzdžiui, ant gero kelio. Ir šiek tiek susitvarkysim. Nu, kur tu nuslydai? Nėra labai daug. Šitos gal reikia šiek tiek daugiau veržti. Šiaip karšta visai. Atsimam. Taip, šitas goes in, šitas goes out. Gerai, važiuojam toliau. Navigacija man iš vis dabar nieko neberodo. Rodo, kad iš vis kažkur į kelią. Oi, tai aš jau čia kirtau Bosnijos sieną. Nelegaliai, reikia varyti atgal gal. Kol nepritrumpino manęs čia. Be pasų kontrolės kažkaip pravažiavau. Važiuojam atgal. Pasigaunam dar kroatišką ryšį ir tada jau nusistatysim iki kažkokios padoresnės sienos. Gerai, kol kas nusukau bet kokį kelią, visiškai bet kokį ir nežinau, net ar į tinkamą pusę važiuoju. Nematau, koks ryšys pasigautas pas mane, bet ryšio praktiškai iš vis nėra, tai tiesiog pavažiuosiu kažkiek tuo keliu, bet kelias visai gražus. Šitos pusės kalniukais, toks kalvelė čia gal ne kalniukas, net dar. Man atrodo, kad tie žmonės, kas gyvena kalnu prie kalnų, tai
visus kalnus, kurie yra, ant kurių viršūnių yra medžiai, vadina kalvom, ne kalnais. Lietuvai toks kalnas, tokia kalvelė būtų puikus kalnas, manau. Žiūrėjom, tarkim, čia. Užtverta. Tada pavažiuojam, tarkim, čia. Ilgi kelialiai dulka, ilgi keliai. Prie jų berželių pulkas žali beržai. Sakyčiau, visai nebloga lėktuvom angariukas pritaikyta, bet tam tikrą modelį tik tai matau. Jau didesnis sparnas viršutinis, pelekas arba sparnai aplinko jau ir viskas. Oi, kaip vėsu. Nu, sakyčiau, šiek tiek prisisiota yra, bet iš esmės tai atrodo labai neblogai. Exit. Melagėliai. Gražu ir garsas įspūdingas. Dar važiuojama čia ant pakilimo takelio. Viskas čia ganėtinai gražu. Man visai patiko. Bet Kroatijai turbūt jau pakaks man laiko skirt. Visgi tikslas yra Bosnija, tai dabar nusistačiau į Bosniją, 19 km iki sienos padoresnės. Viskas, oficialiai Bosnijoje užtrukom 3 minutės prie sienos, nieko ten nereikia, patikrina ID kortelę, paima motociklo dokumentus ir viskas. Čiau, čiau, bye bye. Miela, malonu. Viso gero. O, griliukas kaip rūksta. Visą paršą, žiūrėk. Ar čia ne paršas? Ne paršas, čia kažkoks avytė visą. O jie, kad tau kaip gardžiai jie čia kepa. Bus čia vapčičių. Tai žodžiu, Bosnija pasitinka nesąmoningais karščiais iš tikro. Tai visas prakaituoju ir atrodo tiesiog tuoj nualpsiu, nes ši temperatūra tai virš 30 greičiausiai. Visas šlapės. Noriu greičiau pajudėti iš čia. Nusistačiau dabar iki artimiausio taško link teto. Tai yra pradėti. Valandą 40, 110 km, nežinau per kur važiuosiu, ten kur ves ten važiuosiu, jokio skirtumo, svarbu važiuoti, o nestovėti vietoj, nes temperatūra beprotiška. Oi, kaip gerai, kad saulė spigina į telefoną, nieko nematau. Vandenukas, tai labai gražus, skaidrus, žalsvas, melsvas, fantastika. Nebenoriu sustot. Nežinau, kiek vandens čia reikia nusipirkti, aš neturėsiu kur tiek dėti. Čia reikia 5 litrų vandens turbūt turėti su savim, kad nedehidratuot. Keliukas smagus, sarpantinukas toksai vingiuotas su motociklu, tai yra vienas malonumas tokiais važinėti. Gerai, jau laikas būtų sustoti kur nors į parkingėlį, atsigert vandens, šiek tiek atsipūsti. Reikia surasti dabar tokį su pavėsiu būtų smagiausia. Nenoriu ant saulės kepti.
ir taškai tai būtų daug geriau atvės šiek tiek. Radau gražų parkingiuką. Na, kaip gražų. Paprastas parkingiukas su pavėsiu. Kol kas važiuojasi puikiai. Liko 50 km iki Teto pradžios. Nebus visiškai Teto pradžia. Įsikirsiu į Tetą tiesiog, nes Tetas prasideda nuo pat sienos Kroatijos, bet aš tikrai ten jau ne dėl 30 km nežaisiu. Vis tiek greičiausiai viso Teto neįveiksiu. Neužteks man laiko. Everything okay? Huh? Everything okay? Yeah. Okay. The Wespe. Ah, the bee? Yeah. Oh, okay, understood. Bye. Hello. A wrong way. I was searching for the fuel station. Noriu atsigert. Nusipirkau kažkokį juodųjų serbentų gerimuką. Jaučiu, kad bus šlykštu. Ai, ne visai nieko. Viskas, Bosnijos Tetas oficialiai prasideda. Buvau, jau nuvažiavau šiaip kokius 20 turbūt kilometrų Bosnijos Teto. Bet tiesiog ieškojau pavėsiuko, kur galėčiau atsigert. Ir dabar jau pradėsiu važiuoti. O, tėvukas kaip važiuoja gerai. Su maike, su šortais. Tai va, turim 186 km šiandienai pagal viską. Oi, dar sakiau, užsidėsiu šitą, kad nekristų man tuoj sekundę, kad neiššautų telefonas. Užsidėsiu ziperiuką, kažkur tais ant laido buvau užmovęs. Va, čia va. Op, 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 op. Taip, ziperiukas uždėtas. Prasideda gražios vietos ir prasideda bosniškas Tetas. Vandens turim, kūras užpildytas pilnai, pilnas bakas, plius 5 litrai pašonėje. Liko tik tai važiuot ir mėgautis. Dar stikliuką, jeigu nusivalyčiau tamsinta, tai būtų iš vis fantastika, bet čia jau kitam gyvenime. O, puikiai malka ant kelio. Gal tik žievė. Gerai, trumpai apie planus, tuo pačiu vis tiek čia dar važiavimo daug turiu. Taip, okei, planų kaip visada neturiu. Tai tiek apie planus būtų. Nepraėjo daug laiko ir turim pirmosius žvirkeliukus. Ženklas rašė 40, bet mes Lietuvoje užaugę, nes lietuviškais keliais važinėja nemažai. Žinom, kas yra žvirkeliai. Labai keista, kad į save įvardinti kaip mes
Bet turiu omeny, kad mums čia 40 važiuoti per tokį žvirkeliuką, nu, tai mažiausiai gėda būtų. Mes pasitikrint, kur čia veda tas keliukas, nes nežinau, tiesiog važiuoju dabar ir neįsivaizduoju, tai veda prie kažkokio ežeriuko. Svarsčiau gal dar apsisukt, bet kelionės pradžia patikrinkim, kad tėtas paruošęs kokius vaizdus. POV skamba gerai, bet dėja ne man. Apačioj matau ežeriuką, bet kągi, negi mes dabar lipsim iki jo, tai nelipsim turbūt, tai važiuojam čia, pasižiūrėsim, kaip atrodo viskas. Ežeriukas gražus, aišku, bet neleipsiu aš tenais. Konteineris pilnas šiukšlių ir net aplinkui priskraidė visur. Čia gal net ne turistų. Aišku, bėda šitoje vietoje. Na ir turistų va, visur prišertas šiukšlių. Oi, kaip prastai stovi. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches only looking at me. Šiaip keista, jaučiuosi pavargęs, atrodo. Ir nenuvažiavau baisiai daug. Taip, turim 675 kilometrai. Jeigu vakar kokie 350, 500, 400, tai 270 kilometrų per šiandien maždaug. Tai kaip ir nėra baisiai daug, bet tas pabuvimas mieste turbūt ant saulės, tai labai išvargina kepenos. Tai tokia ir galva tokia keista, ir visas keistas. Tai sunku džiaugtis gražiais ežerais kol kas, bet gal atsigausiu. Nes keliai faini. Kaip ką tik visai taip neblogai slystelėjau su priekiniu ratu. Jau galvojau, bus lengvas batoniukas, bet šiaip netaip dar išlaikiau tą motociklą. Aš žinau, kas tai lemia, aišku, padangos mano stipriai pripūstos. Sveiki. Norėjau nusileisti prieš kelionę kažkiek tas padangėlės, bet dabar pasižiūrėjau, kaip atrodo mano priekinė padanga, tikrai jau pavargus yra šiek tiek. O čia keliai labai akmenėti, tai su minkštesnė padanga, aišku, sukibimas būtų kur kas geresnis ir nereiktų slidinėti ant šito akmenukų ir panašių vietų, bet prakirtimo tikimybė būtų kur kas didesnė, tai visgi nusprendžiau pasilikti 1.8 priekiniai padangoje, nenuleidinėti jos iki 1.6, 1.5 ir važiuosim su kietesne, bet šiek tiek atsargiau. Nevažiuojam mes čia greičiai, neskrendam kažkokiam rezultatui, tai tiesiog stengsimės važiuoti šiek tiek atsargiau ir viskas bus gerai. Gebu galvot, aš prarėksiu balsą, kiek man dar kartą
O už lango ore, kur alyvuogės žydės, saulė vėl patekės, bet niekas to nepastebės. Pakelkit rankas, kas žino šitą dainelę. O rytais vakarais vėl degu, man deguonės užteks dar apsiginti nuo žvėrių. Nuo 25 iki 30 reikia pasistengti išgyventi likę užraus akise, mintise tarsi bandai tenai įlįst, bet jei žinai, dažniausiai šūvis skamba 1, 2, 3. Nu dabar jau tikrai turi žinot. Gal ir neprofesionaliai buvo atlikta, bet pakankamai aiškiai. O tokio dydžio karvės. Sveikos karvytės. Nu tu vedlė tam būk gerutė, lauk, aš pravažiuosiu, tada jūs galėsite eiti, okei? A, jūs čia prausitės, viskas tvarkoj, ne? Labas. Nu, su karvė sveikinusi, bet viskas gerai. Bet galim su tavim pasisveikinti. Tėvukas galvoja, kad su juo, ką jau čia. Aš jo net nemačiau iš pradžių. O pridergta, o prikakota visur. O, vaikiukas tiesiog, su traktorium. Kur čia užlip geriausia čia? Dar vienas traktorius. Traktoristų kupeta. Pastrauksiu, viskas gerai. Pas. Ten kažkoks šlagbaumas, neaišku kam. Nelabai suprantu, ką tie šlagbaumai daro. Bet aš, jeigu nieks nestabdo, tai ir važiuoju. Ui, sakmo pašoko. Gerai, kad į dugno apsuvę turbūt. Nėra nei jokio ženklo, nei nieko. Tiesiog stovi dudelė, taip stovi. Šitas čia gal miškininkai, kai dirba, uždaro. Įsivaizduoju. Prieš tai išvažiavau per tokį patį. Gerai, labai trumpai. Pasižiūrėjau, kur randuosi, tai čia į priekį pavažiavus karinis poligonas. Dėl to tikriausiai yra šitie šlagbaumiukai. Nu, labai graži vieta, čia prieš saulę turbūt nieko nesimatys, aišku, bet šiaip labai gražiai atrodo viskas. Užsikiau viešbutuką su pusrytėliais. Tas viešbutis bus gale šito, kaip tik šitos sekcijos pabaigoj. Dar šiek tiek toliau gal, bet ten nedaug. Tai iš principo dabartinis atvažiavimo laikas man rašo 22:30. Tai grįšiu vėl naktį atvažiuosiu. Sugalvok norą, paleisk į laisvę ir jis būtinai išsipildys. Nepamirš padėkoti savo angelui sargui, tik jis slapčiausias mintis tavo girdi. O karvyčių ant kalniuko. Nežinau, kas čia per poligonas, čia karvių poligonas. Karviukai, jūs tik nebebėkit per kelią, gerai? Nu, aš prašiau, nu, ar reikėjo? Nu, ar reikėjo dabar? Nu, ar negalėjot truputį palaukti? Ką? Karviukai. Na tai, eik jau viskas, jau neskubėk jau. Aš jau niekur nebeskubu. Čia mamytė jūsų?
Prižiūrėk vaikus savo. Pūki, kur tu bėgi? Nepul, geras pūkis. Žinok, aš nelabai ką matau, paspaušiu, kad tavęs neerzin, greičiau nuvažiuočiau, bet visiškai nieko nematau prieš saulę. O, atsirado šiek tiek vaizdą, galiu palikti tave ramybėj. Bet nėr ką lygint su šituo žvyrkeliu akmeningu į kalną ir vaizdais aplinkui, kur net negaliu daug pasigrožėt, nes reik vairuot ir reikia kelią žiūrėt. Kurtokrato 85 kilometrai liko, jeigu vien tokiu keliu, tai bus reikalų, koks šlykštus akmuo. Čia reiktų pristabdyti turbūt, net tiek stipriai. Svaido mėto akmenėliai. Tik nesakykit, kad ta pirmoji dalis buvo lengvoji dalis, o čia bus dabar sunkioji dalis man prieš nakvynę. O, kokie akmenėliai. Skiku. Skr. Gerai. Ai, ne, jau bandžiau sėst, bet matau, kad vėl neduos man čia nieks atsisėst. Kiemsargis uždegęs sniegą, supamoji kėdėj užmiega. O, kiškiukas buvo, vos nepervažiavau, jetau. Net kojytas nutirpo. Įdomu, matėsi ir ne tas kiškiukas, nes kojas skėliau iš šoną. Geras. Važiukas taikėsi po ratais palyst. Tai kaip ten nesakėm? Kiemsargis uždegęs sniegą, supamoji kėdėj užmiega. Ir nemato, kaip iš jūros tyliai išbrenda lietus. Paukščiai parskrenda į miestą, išsigąsta, susigėsta ir tylėdami apžiūri savo purvinus batus. Kažkaip pradėjo trint šiek tiek viskas. Negerai kažkaip kuprinė guli, arba šarvas pasikėlęs ir šiek tiek kaklą trina, bet labai nenoriu stot dabar. Įsivažiavau visai neblogai. Tai labai kažkaip gaila tą laiką praradinėt. Norisi lėkt, kad kuo greičiau nuvažiuot in viešbutukį. Nu tai aišku, kad va čia. Nemačiau, negerai, nepramuš būtų gerai kažko. Supratau. Tai mano viltis atvažiuoti anksti in viešbutukį, ar ne čia aš važiuoju. Tai dabar nesuprantu. Nu bet panašu, kad čia. Gal tik tai šuolis, ten tas kelias mačiau, kad nusisuka. Nu čia bus. Anksti atvažiuoti ir švariam in viešbutukį, tai panašu, kad neišdegs. Dar sakyk, kad užsikasiu tuoj. Nelabai norėčiau. Gerai. Išvažiavom. Taip štai. Zuikutį. Bėk į miškelį, bėk.
Nu ką, sprendimas gal ir ne pats lengviausias, bet buvo priimtas. Šiandien teto jau atsisakau. Visgi vėlus vakaras, pagal viską turėčiau sutaupyti bent valandą laiko dar važiuodamas netetu, tai važiuoju tiesiai į viešbutį. Tas tiesiai tai reiškia, kad turėsiu išvažiuoti iš šito miško, kur aš, va čia man siūlė važiuoti šitas Osmandas su savo tėtu. Nelabai suprantu kur, bet okei. Turim tam 50 km nuvažiuoti, čia kokia gera. Taip, dabar yra 10, dabar pusę valandos realiai važiuoti, tai aš manau, kad per pusę valandos gal ir įveiksim, nes išves mus turbūt ant geresnio kelio, arba žvyrkeliuko, arba gal net ir prakeikto asfalto. Ir čia neprilėksi. Galėjau tą 50 km aišku bandyti teto toliau važiuoti, bet jau sakau, jau tamsu, kelias toks, tada jau automatiškai norisi skubėti, nes jau šiek tiek ir pavargęs ir norisi ištiestas kojas. Tai labai daug rizikų prisidaryti veiklos. Nuostabu, tiesiog prasidėjo miškovežių išvažinėtos tešlos. Oi, ko mažiausiai aš čia norėjau, iš tų tešlų visokių. Gal ten baigsis, nes iš čia traukia, matosi. Bet ten irgi matau tešlas, tai nežinau, čia 5 km. Nu, 5 km iki kažko. Labai tikiuosi, kad iki geresnio gyvenimo. Bet norėjau susitrumpinti tetą, pasidaryti geresnį maršrutą, tai kažkaip įtariu, kad gavau dar sunkesnį. Pagaliau išlindau iš miškelio, toj pusėj matau žiburėlius, matau šiokią tokią civilizaciją, galbūt bus ir kelias normalus. Vėlyvas vakaras ir pagaliau pasiektas viešbutukas, bet maisto nebeservina, nes alkanas jaučiuos, bet išgyvensim.